Gruodžio 20 dieną įvyks jaunatis Šaulio zodiako ženkle. Tai yra zodiako ženklas, kuris nepailsdamas ieško tiesos ir tiki, kad ją ras. Paskutinė 2025 metų jaunatis, ji tikrai neeilinė. Jau tą pačią dieną, tik vėliau vakare, Lilith taip pat pereina į Šaulio zodiako ženklą ir juo jau keliaus ateinančius 9 mėnesius. Sekančią dieną, gruodžio 21, įvyks žiemos saulėgrįža. Tai ypatingai energetiškai prisodrinta diena. Astrologiniai įvykiai tarsi sluoksniuojasi vienas ant kito. Todėl paprastai per jaunaties periodą ar neprasidėję įvykiai, jie uždeda tam tikrą foną mūsų gyvenime ir lieka aktualūs ar ne iki kitos jaunaties. Tačiau šį kartą įvykiai prasidėję pirmą jaunaties savaitę arba mūsų inicijuoti pirmą jaunaties savaitę, jie gali neprarasti savo aktualumo net 3 ateinančius mėnesius. Jaunaties metu susidarys įtemptas aspektas su Neptūnu. Ir todėl riba tarp optimizmo ir fanatizmo bus labai plona. Taip pat šitas aspektas, jis gali suteikti tokį stabilumo, aiškumo, net energijos trūkumo jausmą. Ir gana sudėtinga tokiais periodais objektyviai vertinti savo galimybės. Aiškiai taip konkretizuoti savo tikslus. Arba netgi, jeigu mes konkretizuojam tikslą ir pradedam link jo judėti, tarsi prasideda kažkokie trukdžiai iš aplinkos ir mums sudėtinga. Dėl kažkokių priežasčių mums sudėtinga. Bet gera žinia ta, kad Marsas šiuo metu jau keliauja Ožiaragio zodiako ženklu, kuriame jisai egzaltuoja. Todėl šį kartą, netgi jeigu jūs taip aiškiai dar nesuprantate tos krypties, vis tiek reikėtų pradėti veikti. Ir jau eigoje, jau žengus pirmą žingsnį, jau judesyje, ar ne, jūs aiškiau pradėsite suprasti tą kryptį ir jūs suprasite, ką atmesti ir kur iš tikrųjų verta investuoti savo energiją. Tradiciškai, kiekvienos jaunaties metu aš traukiu po kortelę su žinute kiekvienam zodiako ženklui. Ir galbūt tai padės jums geriau pajausti teisingą kryptį, konkretizuoti labiau tikslus, ar galbūt išgirsti kažkokią įžvalgą, kuri padės jums atsakyti į jums aktualius klausimus. Taigi, pradedam. Ir pirmą kortelę traukiam avinams. Avinai, kortelė jums. Atkaklumas, ryžtas. Labai apie avinus kortelę, ar ne? Todėl, ką mes čia turim leopardą, ar ne, nupiešta leopardo savybės. Leopardas, jisai medžioja vienas. Jisai prisiema atsakomybę savo ir jisai tai daro gana strategiškai. Jisai sėlina, jisai kontroliuoja situaciją ir galbūt patarimas jums, ar ne, avinai, neskubėti, tuo labiau, kad jūsų valdovas Marsas ėjo į Ožiaragio zodiako ženklą, kuriame jis yra labai stiprus, jisai egzaltuoja, bet Ožiaragis jis yra visiškas strategas. Jisai nepuola, jisai nesidrasko, jisai strategiškai skanuoja ir tada atitinkamai veikia planuodamas žingsnius. Todėl planuokite savo laiką, planuokite savo žingsnius, prisimkite atsakomybę savo. Būkite lyderiais, ryžtas turi būti kombinuotas su strateginiu mąstymu ir pilnu atsakomybės prisiėmimu. Avinai, patarimas jums. Toliau kortelę jaučiams. Taip. Įkvėpimas. Matote, kokia laisva yra mergina, tai kvietimas ko gero išsilaisvinti iš kažkokių suvaržymų, jeigu juose esate, daugiau lankstumo situacijoje ar galbūt kažkokiuose įsitikinimuose jūsų. Ir jaučiai tai tokia labai artistiška, labai meniška energija ir labai tikėtina, kad jūs turite kažkokių
ar talentų, ar pomėgių, ar ne, susijusių su menais, galbūt tai šokiai, galbūt tai piešimas, dainavimas ar dar kažkas. Leiskite savo daugiau pabūti tame, daugiau skirkite laiko savo pomėgiams. Jaučiai, patarimas jums. Traukime kortelę dvyniams. Kelionė. Ratas, ar ne? Tai yra ženklas, kad viskas yra cikliška. Tai gali būti kelionė į save, tai gali būti iš tikrųjų kažkokia kelionė. Dvyniai tas zodiako ženklas, kuriems kelyje ateina labai daug įžvalgų, kelionės jos gydo judėjimas. Vat būtent, ar ne, tai nebūtinai turi būti kažkokios labai didelės kelionės, bet netgi trumpas kažkokios išvykos, arba tiesiog, kai yra prasta nuotaika, sėsti automobilį arba pėsčiom ar neprasieiti. Tai vat žinutė jums, ar ne, dvyniai, kad vienas dalykas, tai viskas yra cikliška, ratas užsisuka, gali būti, kad atėjo kažkokio ciklo pabaiga ir kažkokio ciklo pradžia tuo pačiu. Tai gali būti kelionė į save, tai gali būti tiesiog patarimas, kad kai jūs jaučiatės kažkokia tokia keistoji būsena, ar ne, ar ta tokia kažkokia nerami būsena, per daug minčių sunku apsispręsti, tiesiog pajudėkite, ar pėsčiomis, ar mašina, ar traukiniu, ar užsimerkite ir pasigilinkite į save, nuraminkite tą šurmulį minčių. Kortelė jums. Trauksime kortelę vėžiams. Tokia kortelė. Viltis. Ir įsižiūrėjusi kortelę, ar ne, mergina nusisukus ir įspūdis, kad ji vylėsi, galbūt laukia pagalbos arba laukia, kol ją išgelbės. Bet jis sėdi ant akmens. Akmuo apskritai, jeigu į simboliką ar nežiūrėti, tai yra apie mūsų baimės, apie mūsų traumas. Ir akmuo tarsi, jis ne ant žemės padėtas, jis kažkur erdvėj skraido, tai nėra pagrindo. Tai yra pakankamai iliuzinis kažkoks įsivaizdavimas, ar ne? Ir ta būsena tokia, kai sėdi mergina ir tikisi, tarsi žiūri į saulę, jai norisi džiaugsmo, jai norisi tos įkvėpimo ir kūrybinės kažkokios būsenos, bet tai nieko nedaro, jis sudėjusi rankas sėdi, jinai bijo. Sėdi, bijo ir ta baimė, ko gero, jai daugiau yra galvoje, tai nėra realus kažkoks pavojus. Todėl pabandykite, Marsas ar ne, ožiaragė, pabandykite žengti pirmą žingsnį. Pabandykite kažkaip padirbėti su savo vidinio būseną, pagalvoti, kas jums padėtų įveikti tą baimę ir išjudėti. Tiesiog, jeigu negalite dabar link saulės, link savo tikslo, nes jis čia tarsi toks nepasiekiamas atrodo, ar ne, darykit kažką kitą. Pasportuokite, bendraukite, kažką darykite. Nebūkite aukos tiesiog pozicijoje, kad ateis kažkas ir išgelbės. Darykite bent kažką, tai ką galite, kad išjudėti iš šitos pozicijos, kad kažkaip nulipti nuo to akmens ir judėti link saulės, link savo tikslų. Vėžiai, žinutė jums. Toliau, liūtai. Žinutė liūtams. Meilė. Susitelkite į meilės jausmą. Pagalvokite, ką jūs iš tikrųjų mėgstate. Ir čia tokia meilė, žinot, daugiau apie aistrą, raudona spalva, ar ne, kas jūs uždega, kas jūs vėlgi įkvepia. Gruodžio 21 žiemos saulėgrįža, ar ne, tokia labai stipri diena, labai geras laikas, galvoti, pasikrauti tą energiją, tokią paleisti visą tą savo kažkokį tai troškimą. Bet pagalvokit, kas iš tikrųjų jūs uždega, kas priverčia jūs norėti gyventi, šokti, džiaugtis. Susitelkite ties tuo ir tai padės jums išjudėti, jeigu jūs esate kažkur užstrigę, arba tiesiog vėl pajausti tą gyvenimo skonį, vėl užsidegti kažkokiais projektais, kažkokiais nežinau, hobiais. Tiesiog susitelkite į meilę, į tai, kas jums patinka, į tai, ką jūs mėgstate. Žinote jums.
Toliau, žinutė mergelėms. Mergelės. Žinutė jums, bitutės darbštuolės, ar ne, darbas, na, labai apie mergelės. Mergelės tikrai yra darbščiausias zodiako ženklas ir vat, būtent joms reikia kartais priminti savo, kad reikia ir pailsėti, ir savimi pasirūpinti. Bitės tai yra toks kolektyvinis, ar ne, darbininkas ir svarbu turbūt priklausyti kažkokiai komandai ir turėti bendrą tikslą. Bendrą tikslą ir tada jūs jausitės gerai. Mergelėms apskritai joms labai svarbu jausti, būti to tarnystėje, jaustis naudingam, ar naudingai, ar ne. Ir jūs gerai dirbate komandoje paprastai. Tikėtina, kad ateinantis mėnulio mėnuo, ar ne, jis jums bus apie darbą, apie tikėtiną komandinį, kolektyvinį kažkokį darbą, apie progresą. Ir apie atlygį, apie medų galiausiai. Todėl mergelės, darbštuolės, korta jums. Taip, toliau mes traukiame kortelę svarstyklėms. Drąsa, svarstyklės. Tokia kortelė jums. Ir daugiausiai drąsos svarstyklėms paprastai reikia išreikšti savo nuomonę ir įveikti tą baimę, konfliktų baimę. Nes dažniausiai svarstyklės padarys bet ką ir ilgai tai darys, kad tik išvengti konflikto, kad tik kažkaip nepasirodyti, kad kažkaip gal neįžeist, kažkaip nepatogu, o čia tiesiog jums siūlo būti drąsiems. Ir ta drąsa, ji gali būti susijusi su tuo, kad jūs turėsit kažkokį palaikymą, ar ne? Vilkai, jiegi gaujomis visą laiką ir medžioja, ir klaidžioja, todėl jums svarbu yra priklausyti, įsilieti kažkokį kolektyvą, priklausyti kažkokiai grupiai, jausti tą užnugarį, jausti palaikymą ir būtent tai jums suteiks drąsos ir palaikymo siekti tai, ko jūs norite, arba tiesiog pasijausti saugiau, ramiau ir grįžti į tą balansą, kurio jūs taip visą laiką siekite. Toliau skorpionai, kortelė jums. Ramybė. O jums, skorpionai, siūloma nusiraminti ir susitelkti tą vidinę ramybę, ar ne, truputėlį nueiti nuo visų dramų, kurios vienaip ar kitaip vyksta jūsų gyvenime. Aišku, Urano opozicija, kuri vyksta šiuo metu, ji taip jau labai ramiai jums neleis gyventi, bet galbūt dėl to ir reikia sąmoningai kartais tiesiog rasti tai, kas jūs nuramina, tai, kas jūs atpalaiduoja, tiesiog pailsėti, pailsinti ir nervų sistemą, ir atpalaiduoti fizinį kūną tam, kad jūs turėtumėte jėgų tiesiog normaliai funkcionuoti ir judėti link savo tikslų. Ir akcentuota balta spalva, ar ne, tokia labai sakrali spalva. Galbūt tikrai verta, skorpionai paprastai baltos, tai nelabai taip spalvos, kad jau mėgtų, tokias ryškesnės, bet galbūt visai gera idėja šį mėnulio mėnesį dažniau apsirengti baltai ar kažkaip aplinkoje daugiau turėti baltos spalvos ar tiesiog padeginti vakare ar vonioje ar dar kažkur baltos spalvos žvakę, kuri yra apvalanti, kuri irgi nuramina mus, ar ne, kažkaip padeda koncentruoti mintis. Ir gėlytės irgi apie švelnumą, apie meilę savo, todėl toks tarsi patarimas šiek tiek ramiau šį mėnesį ir patys pasistengkite, jeigu aplinkybės klostosi kažkaip kitaip ir nepanašu į ramybę, ar ne, tai patys raskite būdų kažkaip tą ramybę bent trumpam savo susikurti, kad grįžti į resursinę būseną, atsistatyti ir tiesiog jaustis gerai. Toliau kortelė šauliams. Na, šauliai mūsų herojai šiandienos. Įdomus laikas atėjo šauliams, ar ne? Lilith perėjo jūsų zodiako ženklą. Ir iš tikrųjų tai viskas priklauso nuo to, kaip mes žiūrime į situaciją.
Mes galime bijoti arba mes galime su smalsumu viską žiūrėti. Ir tai labai geras laikas patyrinėti save, šauliams ar ne, ir visiems, tarp kitko, kas turite svarbių astrologinių rodiklių. Šaulio zodiako ženkle, tą pačią Lilith, jeigu turite, irgi labai pasijaus šitas tranzitas, jeigu Lilith šaulio zodiako ženkle pas jūs asmeninėje lentelėje, kitos planetos ar ne, ar kuspidai, namų ribos. Tai tiesiog labai geras laikas pabendrauti su savo šešėlinė pusė, pasižiūrėti, ką mes esame užspaudę, ko mes iš tikrųjų labai norime, bet dėl kažkokių tokių įsivaizdavimų ar primestų normų mes neleidžiame savo net garsiai apie tai pasakyti. Todėl laikas iš tikrųjų gali būti labai įdomus, jeigu jūs būsite smalsus, kažkaip sąmoningai tai pasižiūrėsite, ar ne, tas aistras tarsi atsiribosite šiek tiek nuo jų, kas čia vyksta, kokie čia norai, troškimai, nepulsite ir neleisite jiems valdyti jūsų, o jūs tarsi analizuosite šitą savo dalį, šitą savo šešėlinę pusę, padarysit kažkokias išvadas ir sąmoningesni jau aukštesnėse vibracijose išeisite iš šito tranzito po 9 mėnesių. Gerai, šauliai, kortelė jums. Bendravimas. Ko gero šį mėnesį, mėnulio mėnesį, netruks bendravimo. Ir tai ir skatinimas iš tikrųjų bendrauti ir atsiverti pasaulio, atsiverti žmonėms, atsiverti naujoms galimybėms. O gal aiškiau pamatyti irgi, ar ne, ir saulė kyla, ir langai atsidaro, tarsi labiau matom, galbūt tai ir apie save, apie tą patį Lilith tranzitą, ar ne, kad aiškiau pamatyti, kas aš esu iš tikrųjų, kokie mano norai, kas ten vyksta viduje, ne, ko galbūt prieš tai nemačiau. Bet kokiu atveju tai yra kvietimas būti atviram tiek savo, tiek pasauliui. Labai gali būti, kad kažkokios naujos perspektyvos ar nauji žmonės ateis į jūsų aplinką. Gal trumpam, gal ilgam, bet išlikite smalsus ir atviri. Toliau ožiaragiai. Kortelė ožiaragiams. Kortelė ožiaragiams. Svajonė. Noras. Sugalvokite svajonę, norą, visų pirma, konkretizuokite jį, o po to supraskite, kad viskas jūsų rankose. Ir žvaigždė, ar ne, tai yra kažkokia ambicinga svajonė, kažkoks ambicingas tikslas, kuris yra jums pasiekiamas. Jis jūsų rankose, jūs patys galite jį realizuoti ir tai padarys jūs matomu, nes žvaigždė, jinai šviečia, ar ne? Matomo ir kiti jūs irgi pastebės, jeigu jūsų siekiamybė yra tai tikrai gali pavykti, tiesiog jūs turite, jums tai nėra problema iš tikrųjų prisimti, dažniausiai nėra ožiaragiams problema prisimti atsakomybę už save, už savo veiksmus, už savo gyvenimą. Tai kortelė yra apie tai ir nebijokite ambicingų kažkokių svajonių, planų, jūs tikrai pajėgus su tuo susitvarkyti, nebijokite svajoti, nebijokite norėti ir judėkite link to. Tuo labiau, kad Marsas šiuo metu keliauja jūsų ženkle ir jis yra labai stiprus, todėl pats laikas veikti ir tikrai jūs rasite visas duris, kurių jums reikia. Toliau kortelė vandeniams. Emocijos. Gali būti, kad šį mėnesį bus, nors vandeniai jie tokie ne emocionalūs šiaip paprastai, bet gali kilti daugiau kažkokių išgyvenimų. Sunkiau bus nusiraminti, jūs nebūtinai tai rodote, bet viduje kažkokios tos audros. Labai svarbu jas nuraminti, nes kitaip jūs labai įsitaškysite, labai daug energijos galima iššvaistyti. Ir galbūt ramiai pradėti rytą su skaniu puodeliu kavos ar arbatos, netgi tai būtų pradžia tom emocijom nuraminti. Ir tai pasižiūrėjus, atrodytų, kad tai yra tarsi kaip ir bangos vandenyno, bet viršus, ar ne, viršus jis toks kaip ir sniegu dengtas. O sniegas simbolikoje tai visada baimės. Tai yra visada baimės ir kadangi bangos yra apsnigtos, tai jūs netgi bijote pripažinti savo jausmus. Dėl kažkokių praeities baimių, traumų jūs bijote savo pripažinti, ką jūs jaučiate, o viduje tas toksai
bangavimas, audros ir jūs negalite normaliai galbūt funkcionuoti dėl to, ar kažkaip prastai jaučiatės, ar priimate klaidingus sprendimus. Todėl visų pirma reikėtų, žinot, patraukti tas baimės, ištirpdyti tą sniegą, kad pamatyti tas audras. Todėl toks čia yra darbo, ypač vandeniams, kurie labai nemėgsta gilintis į vidų ir ten ieškoti kažkokių povandeninių srovių, bet patarimas jums iš tikrųjų daugiau dėmesio šį mėnesį skirti būtent savo vidiniam pasauliu, savo būsenam, savo jausmams, pasigilinti, kodėl jūs atitinkamai elgiatės arba kodėl jūs atitinkamai jaučiatės. Na, tokia kortelė jums vandeniai. Toliau, kortelė žuvims. Džiaugsmas. Iš tikrųjų, žuvims ateina ta akimirka džiaugsmo, kai Saturnas išeis iš jūsų zodiako ženklo pagaliau. Ir tai vyks tiesa vasario mėnesį, vasario 14 berods dieną, bet kokiu atveju jau turbūt jūs jausite va tą tokį palengvėjimą vis labiau ir labiau, o Neptūnas taip pat jau jis išeis ir sausio mėnesį, sausio 25, berods 25 ar 26 dieną iš jūsų ženklo, ir tai irgi labai sunki, iš tikrųjų emociškai labai sunki planeta gali būti, labai daug tokio kažkokio sunkumo, liūdnumo, nostalgijos, tokių kažkokių jausmų. Ir tikrai galbūt jūs pasijusite kaip toj kortelė, ar ne, tiesiog laimingi, susitelkite į tą džiaugsmą, raskite gyvenime daugiau laiko būtent tam, kas teikia jums džiaugsmą, kas kelia jums nuotaiką. Bendraukite su tais žmonėmis, kurie kelia jums nuotaiką, ir nebijokite kažkokių didelę saulę, kažkokių didesnių tikslų išsikelti. Jau dabar po truputį bus lengviau, bus daugiau energijos, džiaukitės gyvenimu ir viskas bus gerai. Na štai, visi zodiako ženklai gavo po savo žinutę. Kaip visada kviečiu ir jūs pačius įsilieti. Būtų labai smagu, jeigu komentuotumėt, kaip jums surezonavo kortelės. Visi atsakymai, kaip sakau, visą laiką yra mūsų viduje, tos detalės, kurios visų pirma krito akis, tas jausmas, kuris visų pirma iškilo pamačius kortelę, paprastai tai būna teisingiausi atsakymai. Ir, na, tikiuosi jums buvo įdomu, tikiuosi jums buvo naudinga. Iki greitų kartų.